Sigito Gedos eiles Žmonės ant kalnų fortepijonu akomponavo Sigita Gražinytė. Lietuvos Respublikos Seimo lituanistikos tradicijų paveldo įprasminimo komisija kiekvienais metais skiria žodžio laisvės gynėjos, labdaros organizatorės, politinės ir kultūros veikėjos Felicijos Bortkevičienės kalbos premiją. Šiais metais premijos įteikimo iškilmės yra ypatingos, kadangi kartu minime ir dainų šventės 100-metį. Todėl visi vakaro metu skambėsiantys kūriniai yra iš dainų švenčių repertuaro. Malonu paskelbti, kad šių metų Felicijos Bortkevičienės kalbos premija yra paskirta net 2 laureatams. Tai Vilniaus universiteto filologijos fakulteto docentai, daktarai Audronė Kučinskienei ir Lituanistinių mokyklų asociacijai. Prieš prasidedant gausiems oficialiems sveikinimams labai noriu pakviesti pasveikinti laureatus plojimais. Laudaciją Felicijos Bortkevičienės premijos laureatai Audronei Kučinskienei perskaityti kviečiu jos kolegą, Vilniaus universiteto filologijos fakulteto docentą, daktarą, filosofą Vytautą Ališauską. Sveiki. Visiškai sutrikau, kadangi liekas skaityti, aš neužsirašiau. Ką darysiu, nevaldonė, atleiskite, kad būsiu neužsirašęs. Senas kiekvienas senovės retorius, kalbėtojas pasižymėdavo to, kad tą patį dalyką galėdavo ir išveikti, ir išdirbti. Tuoj pat viena po kitos kalbose. Prieš tai aš tada irgi galvojau padaryti tą patį, bet paskui man pasakė, kad turi 5 minutės, jau buvau pasiruošęs išveikti, o išdyrimo nebeparuošiau. Pabandysiu tada bent jau 5-ąją dalį pasakyti dabar ir čia. Senovės retoriai aukštindavo ne tiek pačių žmonių darbus, žygius, kiek jų dorybės. Pagalvojau, Audronė, apie tavo santykius su dorybėmis. Mes turime 4 klasikinės garsiąsias dorybės, ant kurių laikosi tarsi visas dorybių pamatas ir visas mūsų gyvenimas. Pirmoji iš jų yra protingumas. Ar tu esi protingas? Protingumas paprastai gyvenime remiasi tuo, kad renkiesi tinkamus tikslus ir priemonės siekti gyvenime. O geriausi tikslai be abejonės yra šlovė ir turtai. Tai, ką tu pasirinkai gyvenime, nebuvo nei šlovė, nei turtai, ir šitą premiją turbūt neatneš nei to, nei to. Ką daryti, tikriausiai reikia ten, kur vedė širdis, nuojauta, nuovoka ir tiesiog noras gyventi smagiai. Keista, ar ne, skaitant lotyniškus tekstus, argi čia protingo žmogaus darbas. Antra savybė yra drąsa. Aristotelis visada sako, kad tikra drąsa, kaip ir visos kitos dorybės, yra tarp 2 kraštutinumų, trūkumo ir pertekliaus. Žinant, ką tu gyvenime darai, tavęs niekaip negalima įtarti tvarkinga drąsa, nes kam tu numetei iššūkį? Tu metei iššūkį pačiam Ciceronui. Pačiam Ciceronui turėjo kalbėti lietuviškai. Baisu, aš nežinau, taip ir matau Ciceroną sukaustytomis rankomis ir mušamą liniuotę per galvą ir sakėjom, kalbėk. Antras dalykas, tai ką tu padarai, inicijavai naują diskusiją ir žodyną, lietuviškai perteikti antikos vardus, vietovardžius, ir tai yra tiek drąsu, kad man ir dabar baisu net kalbėti. Tai su šita dorybė tavo santykis irgi labai nedamas. Trečias yra nuosaikumas arba saikingumas. Šituo atveju vėlgi visada reikia pasirinkti, nedaryti per daug ir nedaryti per mažai. Bet kiekvienas, kas teikia tavo komentarus, Ciceronui, turėtų smarkiai nustebti sakyti. Tai yra visiškai nesuderinama su nuosaikumu.
nes tai yra tiesiog atskiras studijas, atskiri darbai. Ir perskaitęs juos tu sužinai ne tik apie Ciceroną, bet apie visą jo epochą ir netgi visą antikinę tradiciją. Ir na ką, yra ketvirtoji dorybė, su kuria aš irgi bandžiau suvokti, ką tu ne taip darai. Tai teisingumas. Teisingumas pasižymi to, kad kiekvienam atiduoti tai, kas priklauso. Tu ilgą laiką buvai klasikinės filologijos katedros vedėja, vadovavai ir tebevadovauji įvairiems projektams, skaitai paskaitas ir egzaminus priimi. Ir čia atrodo visada reikia būti labai tiksliam, labai teisingam. Bet aš tiek tave pažįstu, jau pažįstu labai daug metų. Visada mačiau, kad švelnumas, atlaidumas, gebėjimas pasitikėti, kad gal žmogus vis dėlto padarys ir geriau, negu dabar daro, visada dominuodavo prieš tai, kas vadinama teisingumu, atidavimu kiekvienam, kas priklauso. Bet čia Aristotelis turbūt pasakytų, kad šitoj vietoj su teisingumo dorybė tavo santykiai yra geresni, nes švelnumas ir nepiktumas yra vis dėlto dalykas, kuris viršyje teisingumą. Na kągi, jau nors viena dorybė šiek tiek įgyvendinta. Nežinau už tokį dorybių nesilaikymą, kaip turėtų būti nubausta, bet matau vieną. Gausi laurų vainiką, čia yra laurų, ne. Yra, gražų žali diplomai, gausi gražų laurų ar alyvmedžio spalvos lapų diplomą. Tai gyvuok Audronė ir džiugink mus toliau savo nedorų elgesiu. Seimo narę, Lietuvos Respublikos Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos atstovę Dalią Asanavičiūtę. Gerbiama publika, mieli Seimo nariai, nuostabiosios laureatės. Iš tikrųjų, man didžiulė garbė šiandieną jūs pasveikinti ir įteikti labai svarbią mūsų kalbai premiją. Ir pradedant nuo mielos ponios Audronės, aš galvoju, kad be visų gerbiamo Vytauto išvardintų dorybių yra dar viena, už kurią ši premija buvo įteikta, kurios gerbiamas Vytautas nepaminėjo. Tai yra visuomeniškumas. Nes Felicijos Bortkevičienės premijos didžioji dorybė, už ką yra įteikiama šita premija, tai yra visuomeninė veikla, savanoriška veikla, tai, ką jūs atiduodate visuomeniai, studentams, žmonėms. Ir miela ponia Audronė, taip, antikos kultūra, senovės Graikijos, Romos civilizacija darė įtaką vakarų Europai ir taip pat Lietuvai. Lotynų kalba atnešė į mūsų lietuvių kalbą tą bažnytinės kultūros paveldą, tai žodžius tam tikrus, kurias mes iki šiol naudojame ir vartojame ir didžiuojamės tuo. Ir jūsų didžiulis indėlis jūsų akademinėje veikloje, visuomeninėje kalboje, gavo įvertinimą tarp mūsų komisijos narių ir norėčiau šiandieną jums tą premiją su pasididžiavimu ir įteikti. Tai prašyčiau jūs ant scenos. Lietuvos Respublikos Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos sprendimas dėl premijos skyrimo dar šių metų balandžio mėnesio, taigi reikėjo palaukti to šventinio įteikimo. Įprasminant lietuvių visuomenės veikėjos, redaktorės, spaudos laisvės gynėjos Felicijos Bortkevičienės atminimą už lituanistinių mokyklų
Atsiprašau. Už antikinės literatūros ir žurnalistikos puoselėjimą bei nuoseklų visuomenės humanitarinės kultūros brandinimą 2024 metų kalbos premija skiriama Vilniaus universiteto docentei daktarei Audronei Kučinskienei. Skaityti iš lapo, kaip Ciceronas sakėjai, bet aš pasilaikysiu jį prieš akis, kad neužsikalbėčiau. Turbūt kai kurie iš jūsų stebisi, kad šiandien čia pateikiami apdovanojimai už formulę tokia, už reikšmingą lituanistinę veiklą. Šalia lituanistinių mokyklų sąjungos nebejotinai vertos šio apdovanojimo štai stoviu aš, kuri tik pusę lūpų galėčiau pasivadinti lituaniste. Nors kadangi įsibaigus lituanistinės studijas, vis dėlto laikau save klasikinės filologijos žmogumi ir to lauko žmogumi. Kaipgi nutiko, kad aš stoviu čia? Pirmiausia, dėkoti, žinoma, turėčiau savo kolegoms, kuriems šovė į galvą tokia keista mintis pateikti mano kandidatūrą. Ir šitai tikiu, pagerbti mano pastangas lietuvinti antikinius vartus, diegti jauniesiems kolegoms, vertėjams kalbos jausmą ir pojūtį. Per lotynų kalbos studijas padėti studentam geriau suvokti ir pažinti savo pačių gimtąją kalbą. Dėkoti reikia be abejo ir komisijai, kuri, suteikdama premiją man, tuo pačiu tarsi išplėtė lituanistikos sampratą, išplėtė jos ribas ir lauką. Ir šitai aš laikau pačiu svarbiausiu šio apdovanojimo aspektu, kad per mano asmenį tarsi į lietuvių kalbos puoselėtojų ratą įtraukti ne tik kalbininkai, lituanistai tikrąja prasme, bet ir vertėjai, kitų kalbų mokytojai, kurie vienaip ar kitaip turtina mūsų gimtąją kalbą. Turbūt nesitikite, kad aš apsėsiu be Cicerono citatos, ar ne? Būtinai pridursiu šitą vietą. Non tam precarum est latinės scire, quam turpes nescire, sako Ciceronas Brute. Ne taip puiku yra lotiniškai kalbėti, kaip gėdinga yra nekalbėti. Aliaus Vaskelevičiaus vertimas. Štai tokia sentencija mes puikiai galime pasinaudoti, kai kalbama apie lotiniško išsilavinimo, klasikinio išsilavinimo svarbą žmogaus ugdyme. Bet Cicerono kontekste ir ji reiškia kiek kitką, negu kad mes dabar ją vartojame. Ciceronas kalba ne apie svetimos kalbos mokėjimą, bet apie gimtąją kalbą. Latinės scire tai reiškia kalbėti ne šiaip lotiniškai, visi moka lotiniškai Romoje, bet švaria kalba kalbėti. Ir dar prideda šiokį tokį politinį niuansėlį. Tai yra ne oratoriaus, bet Romos piliečių savybė. Taigi, jeigu išversime tai, pritaikinsime savo kultūriniam laukui ir pakeisime žodžius latinitas į lituanę ir lituanitas, taip išeis švariai lotiniškai kalbėti. Ne taip puiku yra švariai lietuviškai kalbėti, kaip gėdinga yra nekalbėti. Ir tai nėra oratoriaus bruožas, o lojalaus Lietuvos piliečio.
štai ir vykdėme vertimo veiksmą. Vertimo veiksmą plačiaja prasme, su tam tikru pakomentavimu ir su pritaikymu savo kultūriniam laukui. Ciceronas nusakyti vertimo veiksmą iš tiesų vartoja keletą veiksmažodžių, su įvairiais prasminiais niuansais. Atrodo, kad vertimas kaip veikla jam dar neturi apibrėžtumo ir kiekviena prasmė, kiekviena kryptis, kur link veda žodžio prasmė, yra paranki. Įprasčiausias ir neutraliausias, įprasčiausias lotyniškas žodis vertere ar konvertere, tai yra bendrašaknis su mūsų lietuvišku versti, tas pats. Ciceronas pirmą kartą panaudoja veiksmažodžių transferę reikšme versti. Ta veiksmažodį, kuris naujosiose kalbose taps pagrindu tokiem žodžiam kaip translation visose kalbose. Toliau, transferę, tarp kitko, pažodžiui reiškia pernešti. Taigi turi tokį atspalvį perkelti iš vienos kultūros į kitą, ypač kai kalbama Cicerono atveju apie graikiškos minties perkelimą į lotynų terpę. Toliau į darbą paleidžiamos metaforos. Interpretari, tarpininkauti. Cicerono kalboje tai reiškia tikslų pažodinį vertimą. Explicare, išskleisti. Originalo tekstą išskleisti savąją kalbą. Ir imitando exprimere, tai reiškia mėgdžiojant svetimą kalbą, tarsi vaške ar marmure atspausti, įspausti savąją, ne pavienius žodžius, bet kūrinio jėgą. Galiausiai reddere, atiduoti. Atiduoti skaitytojui lotyniškai ar lietuviškai perteiktus kūrinius, svetimus kūrinius. Ir šitas veiksmažodis turi skolos grąžinimo atspalvį. Vertėjas kaip įsiskolinimą paima originalo tekstą ir privalo jį atiduoti skaitytojui savosios kalbos žodžiai. Tačiau Ciceronas nemano, kad vertėjas yra skolingas atskaičiuoti skaitytojui lygiai tiek žodžių, tarsi kokių monetų, kiek buvo paėmęs iš originalo teksto, bet verčiau atsverti juos pagal svorį, minties svorį. Galima suprasti, kad iškeistis į naująją valiutą, originalo tekstas įgyja naują kokybę. Štai ko privalome mokytis iš Cicerono. Štai ko aš mokinu savo studentus ir jaunuosius vertėjus. Pernešti lotyniškus tekstus lietuvių terpę, tarpininkaujant tarp antikos ir mūsų kultūros išversti, išskleisti tautiečiams antikinę mintį. Kuo tiksliau, arčiau originalo išreikšti, įspausti lietuvių kalboje stiliaus skambesį ir atiduoti visą tai kaip vertėjo skolą skaitytojams. Ne žodis į žodį, bet mintis į mintį, not verbum ant verbo, bet sensum at sensum. Vertėjo darbą visose lygmesnyse valdo deramumo, dekorum principas, tinkamumo, deramumo. Vienas iš svarbiausių retorikos reikalavimų. Iš esmės tai saiko ir gero skonio supratimas ir pojūtis, kurios stoka gyvenime veda prie netinkamo elgesio, o mene prie neskoningumo. Vertėjas, kaip ir geras oratorius, kiekvieną žodį, retorinę figūrą ar stiliaus puošmeną privalo priderinti prie bendro kalbos stiliaus, koncepcijos ir situacijos. Cicerono vertėjas, tikriausiai kaip ir bet koks kitas vertėjas, susiduria su tais pačiais iššūkiais, kuriuos įveikti teko pačiam oratoriui, užsimojusiam savo tautiečiams lotyniškai perteikti graikų filosofijos bei retorikos mintį. Kitaip nei jo kraštietis tautietis Lukrecijus, besiskundžiantis gimtosios kalbos skurdumu,
Ciceronas atkakliai tvirtina, kad lotynų kalba ne tik nėra skurdi, bet dargi turtingesnė už graikų kalbą. Štai tas tikėjimas savo gimtąją kalbą. Galima jam rašyti, sakyti, kokia ji kaimietiška, agrarinė, kaip keistinga kažkokių abstraktesnių sąvokų, subtiliai minčiai perteikti. Kokie puikus yra angliški vertimai, pažiūrėkime. Bet galima sakyti, nieko panašaus. Jokia kita pasaulio kalba negali perteikti lotyniško teksto taip arti originalo ir taip tiksliai. Kodėl? Todėl, kad mūsų kalbos yra giminingos, artimos. Todėl, kad turim lankščią sintaksę, lankstų kirtį ir taip toliau. Taigi, aš laikausi Cicerono pozicijos. Ir Ciceronas iš tiesų liejasi žodžių gausa, žodžių, epitetų. Jis ieško atitikmenų graikiškiems terminams. Versdamas tiesiog jauti, kaip esi, dalyvauji tame kūrybos procese. Įvesdamas naują terminą, Ciceronas dažnai priduria tarsi. Tuo parodydamas, kad naudoja į neįprastą reikšmę metaforiškai. Paaiškina per palyginimą. Graikai sako šitai, o mes galėtume sakyti taip ir anaip. Ir kartais 5 variantai. Ir čia vertėjui tenka pirmiausia suvaldyti tą nepaprastą žodžių srautą, žodingumą. Kartais iš tiesų ima stikti gimtosios kalbos žodžių tarp mūsų kalbą. Ir galinėdamas su tai įvairovė ir gausa, vertėjas pasineria į žodžių paieškos, terminų kūrimo vyksmą ir neišvengiamai turtina savo paties kalbą. Labai ačiū. Dėkojame ir dar kartą sveikiname gerbiamą Felicijos Bortkevičienės kalbos premijos laureatę Audronę Kučinskienę. Tačiau, kaip jau minėta, šiųmetė Felicijos Bortkevičienės kalbos premija paskirta ir lituanistinių mokyklų asociacijai. Šįvakar su mumis yra asociacijos vadovė Donata Simonaitienė. Ši asociacija vienija apie 80 lituanistinių mokyklų beveik visose žemynuose. Šiaurės ir Pietų Amerikose, Europoje bei Australijoje. Laudaciją perskaityti kviečiame profesorę, humanitarinių mokslų daktarę Aušrą Martišiūtę Nidarkienę. Labas vakaras, gerbiamas laureatės. Labas vakaras, gerbiami Seimo nariai, gerbiami žmonės atėję šiandien pasidžiaugti iš tikrųjų nepaprastų žmonių, nepaprastais darbais. Ir kai mes minime kalbos premijos šventę, iš tikrųjų mes galime džiaugtis ir mūsų lietuvišką kūrybą. Nes dar 1883 metais buvo pasakyta, kad lietuvių kalba yra ir seniausia, ir gražiausia. Taip rašė Andrius Vištelis Višteliauskas pirmame Aušros numeryje. O po to pasipylė diskusijos, paskaitos, rožyje kalbėjo lietuviškai. Dar čia seni laikai. Na, jeigu grįžtume į 21 amžių, 2004 metai, Marius Ivaškevičius rašo, kad didieji lietuviai, jie gyveno visame pasaulyje ir kaip laikui bėgant jie nutautėjo, jie tada prašneko graikiškai, lotyniškai. Ir gerbiamos Audronės Kučinskienės mintis, kad vertimui lietuvių kalba labai tinkama, nes yra giminingos kalbos. Kūryboje mes matome kitą dalyką, kad tos kalbos netgi galbūt ir pasikeičia. Lietuvių kalba pirma, paskui kitos kalbos. Bet tai, aišku, yra kūryba ir išmonė. Ir ta kūryba ir išmonė, aš manau, gali būti irgi vienu iš ginklų, kuriuo lituanistinių mokyklų asociacija gali megzti tinklą, lietuvybės tinklą visame pasaulyje.
tai, ką mes šiandien sveikiname, iš tikrųjų tai yra, na, sakykime, jaunas kolektyvas, kuris užkariauja pasaulį dideliais tempais. Aš pasižiūrėjau, spaudoje buvo minima vienas skaičius asociacijoje esančių lituanistinių mokyklų, jisai auga, plečiasi. Ir kai pamatai, kad na, visi pasaulio žemynai turi lietuviškas mokyklas, ir tenai yra, kaip gerbiama Donata Simonaitienė sakė, pamiršusių, idealistų, kurie moko lietuviškai, matai, kad tai yra na, be galo svarbus dalykas. Mes taip galime sakyti, kad buvo tam tikras išvalymas XIX amžiui, atgavus nepriklausomybę. Mums skauda širdį, kad daugelis lietuvių paliko savo namus, savo gimtąją šalį, bet mes galime pagalvoti ir apie kitą pusę šitą reiškinį. Mes turime po visą pasaulį įsišaknyjančių Lietuvos ambasadorių, Lietuvos kultūros skleidėjų. Ir Lituanistinių mokyklų asociacija daro šventą darbą. Tos žmonės, kurie ten šaknyjasi, gyvena, kai kurie grįž, kai kurie liks, kurs šeimas, bet jie Lituanistinių mokyklų dėka, mūsų dėka, mūsų bendradarbiavimo dėka, gali tapti Lietuvos politikais, Lietuvos kultūros skleidėjais. Ir tai yra didžiulis darbas, kai pasižiūri, kaip mes vertiname. Taip yra Lituanistinių mokyklų diena. Taip mūsų švietimo mokslo ir sporto ministerija finansuoja šitų mokyklų veiklą. Net 1,7 milijonų eurų skirta buvo praėjusiais metais ir manau panašiai šiais. Net ar tik? Čia jau turbūt spręsti mums visiems. Kita vertus, kai matai, kad per 1000 mokytojų dirba iš idėjus. Man netgi kyla pagunda pasakyti, tegul jie atvyksta čia į Lietuvą, kai taip mums trūksta mokytojų. Bet tie žmonės dirba, leidžia savo laisvalaikį. Ir tada matai, kad tas tinklas, kurį lituanistai mezga pasaulyje, jisai susideda iš daugybės dedamųjų. Tai yra ir mokytojai, ir mokyklų vadovai, ir mokiniai, ir jų tėvai. Ir iš tikrųjų turbūt atsiranda didžiulė padėka tiem žmonėm, kurie gali tą tinklą išlaikyti, stiprinti, gausinti. Dabar matome, kad mokyklų yra virš 200. Taigi, Lituanistų mokyklų asociacija dar yra kur plėstis. Bet yra vienas mažas bet. Donata Simonaitienė sako, maždaug 1 iš 10 vaikų lanko lietuviškas mokyklas. Mūsų visų turbūt turėtų būti pastangos, vaizduotė, idėjos, kaip tos likusius 9 mokinius pakviesti lituanistinės mokyklas, kaip juos pakviesti lietuviškas stovyklas, kaip megzti ryšį tarp Lietuvos mokyklų ir pasaulio lituanistinių mokyklų. Darbo yra be galo daug. Ir tai, kad ši premija skiriama jaunai 21 metais realiai įsikūrusiai organizacijai, asociacijai, manau, tai yra tikrai svarbu, nes mes turime skleisti žinią, privalome palaikyti lietuvybės tinklo mezgimą visame pasaulyje, gerbti tos žmonės, kurie tai daro. O šitų žmonių pasiekimais paskui mes didžiuojamės. Norėčiau sveikinimą pabaigti žymaus pasaulinio garso mokslininko Algirdo Juliaus Greimo maždaug prieš 50-metį rašyto teksto citata. Jisai klausė savęs ir svarstė, ką reiškia būti lietuviu. Algirdas Julius Greimas, Prancūzijos lietuvių žiniose 70 metais atsako taip. Iš gelmių kylantis pasididžiavimo jausmas. Tai pirmas atsakymas į klausimą, kaip šiandien žmogus gali būti ir sakytis lietuviu esąs. Pasididžiavimas ne tik karaliais ir kunigaikščiais, kokia tauta jų neturėjo. Ne tik Algirdais, kalavijais trupinusiais Maskvos vartus. Ne tiek Vytautais, mušusiais vokiečių ordinus. Kiek tuo ilgu keliu, kuriuo per trumpą laiką, per 3-4 kartas,
lietuvių tauta nužengė nuo dūminių pirkių, nuo bedidelio šakoto arklo, iki moderniškų visuomeninių struktūrų, iki mokslo ir technologijų valdymo, iki savitų kultūros vertybių sukūrimo. Tauta tai ne tik jos garbinga ir liūdna praeitis, ne tik dabarties neišskaitoma, dažnai nesuprantama mišrainė, kur neatskirsi niekšybų nuo žygdarbių. Tauta tai jos sukauptas energijos krūvis, jos atsisakymas priimti kolektyvinę mirtį, jos veržlumas gyventi. Taigi, mielos laureatės, brangios jūsų bendruomenės, čia Lietuvoje ir visame pasaulyje. Palaikykime, neškime, degime mūsų tautos veržlumą gyventi ir tada mes jausimės ramūs, jausimės atlikę savo pareigą ir perdavę tinklą megzti tiem, kurie šiandien galbūt ateis pirmą kartą į mokyklą čia Lietuvoje ir pasaulyje. Taigi, puikus šventas darbas, ugdyti jaunus žmones ir nešti lietuvybės liepsną į ateitį. Sveikinu, nuoširdžiai linkiu darbo. Dėkojame profesoriai, pasveikinti Lituanistinių mokyklų asociaciją ir įteikti premiją asociacijos vadovai. Į sceną dar kartą norėčiau pakviesti Lietuvos Respublikos Seimo narę, Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos atstovę Dalią Asanavičiūtę. Pastaraisiais metais aš jaučiu tarsi atgimimą mūsų išeivijos įvertinimą. Tikriausiai, jeigu paklausčiau, ką jūs žinote apie išeiviją, jūs pradėtumėt minėti mūsų sovietmečių garbingą diasporos arba kitaip vadinamą dipukų kartą, kurie mums padėjo atkovoti mūsų laisvę ir nepriklausomybę, kurie kūrė bendruomenės, lituanistinės mokyklas, fondus ir svajojo, tik svajojo grįžti į Lietuvą, to dažnas taip ir nepadarė, to dažnas nepavyko išgyventi iki tikros laisvės ir nepriklausomybės. Tačiau ši išeivijos karta, kuri, sakyčiau, netgi nepelnytai vadinama ekonominiais emigrantais, jie dar kartą įrodo, kad deda didžiulės pastangas išsaugoti kalbą, kultūrą, tradicijas, gyvenant užsienyje. Ir neslėpsiu, man šitas įvertinimas ypatingai brangus, nes didžiąją dalį mokytojų, kurios dažnai dirba neatlygintinai savaitgaliais, pažįstu asmeniškai. Pažįstu ir tėvus, kuriem yra didžiulis iššūkis įkalbėti ir motyvuoti savo atžalą šeštadienį arba sekmadienį, nežaisti krepšinį, sėdėti prie telefono televizorius, bet mokytis lietuvių kalbos ir lietuvių kalba. Ir nors dažnai su Donata juokaujame, kad užsienyje gyvenantis vaikai galbūt nežino žodžių lakštingala arba paveldas, bet jie žino, kurių tėvynė, žino mūsų kalbą. Ir pabandykite įsivaizduoti kitą kartą, kaip yra sudėtinga mokyti lietuvių kalbos ir kalbėti taisyklingai lietuviškai čia Lietuvoje, o kaip tai sudėtinga padaryti esant užsienyje, kur kalbinė aplinka yra visai kitokia. Todėl dažnai sakau, kad šitie mokytojai ir tėvai yra didvyriai, kurie supranta, ką reiškia mūsų kalba, mūsų kultūra ir netausoja nei savęs, nei savo resursų, nei savo laiko ir nekreipia kartais dėmesio vaikų ašaras, veda į mokyklą, kad jie išmoktų savo senelių ir tėvų kalbos. Todėl man tikrai nuoširdžiai gera, miela Dona, prašau įteikti Seimo komisijos paskirtą veikėjos redaktorės, visuomenės veikėjos redaktorės, spaudos laisvės gynėjas Felicijos Latkevičienės atminimą vedančios ir įprasminančios premijos Lituanistinių mokyklų asociacijai, nes jūs esate to.
Labas vakaras visiems. Džiaugiuosi šiandien galėdama jūs kreiptis Lietuvoje, šalyje, kurioje gimiau ir užaugau. Ir dažnai apie Feliciją Bortkevičienę yra sakoma, kad tai moteris aplenkusi laiką. Kai gerai pagalvoji, mes lituanistinės mokyklos pasaulyje irgi savotiškai lenktyniaujame su laiku. Tiesiogiai ir netiesiogiai. Mūsų mokyklų yra visose žemynuose. Šiuo metu yra apie 260 veikiančių lituanistinių mokyklų. Tad mūsų rasite visose laiko juostose. Net ir šiandien mano laikrodis rodo kitokias valandas negu jūsų. Mes lenktyniaujame su laiku kiekvieną savaitę, kuomet išplečiame savo mokinių ribas. Ir jie keliauja į mokyklą ne tik tai nuo pirmadienio ir penktadienio, bet dar turi eiti į mokyklą šeštadienio ir sekmadienio. Mes lenktyniaujame su laiku kiekvieną dieną, galvodami apie tai, kad lituanistinių mokyklų tinklas ir lituanistinių mokyklų tikslas yra padaryti taip, kad lietuvių kalba būtų nepavaldi laikui. Ir kad žmonės, kurie išvyko galbūt prieš 20 metų, taip kaip aš, prieš 30, prieš 50, žmonės, kurie gimė ir užaugo kitoje šalyje, žmonės, kurie jau susilaukė savų vaikų, niekada nepamirštų lietuvių kalbos. Ir kad lietuvių kalba visada gyvuotų ir išlaikytų savo savitumą, savo tapatybės. Mes lenktyniaujame su laiku, nes, kai pagalvoju dabar, mes netrukus Lietuvoje eisime miegoti, o kažkur Australijoje kelsis vaikai ir kalbės su tėvais lietuviškai. Tai būtent dėl to mes ir vienėmės, ir dirbame, ir stengiamės, kad lietuvių kalba visada būtų mūsų kasdienybė. Ir kai bendradarbiaujame su Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir švenčiame lietuvių kalbos dienas, mes vėlgi lenktyniaujame su laiku ir kviečiame švęsti lietuvių kalbos naktis, kad lietuvių kalba būtų gyva visą parą, nes lietuvių kalba nemiega niekada, toks yra mūsų šūkis. Tad nuoširdžiai ačiū visų 260 mokyklų vardu už šitą nuostabią premiją, už šitą padovanojimą. Ir šitą statulėlę, nesitikėjau, kad tokia sunki, bet šiandien pat pradės kelionę po pasaulį, šiandien jis skrendu į Airiją, parsivešiu namo, o po to tikrai siųsiu ją visoms mokykloms ir jinai tikrai aplankys visus žemynus. Ačiū Jums labai. Dėkojame ir dar kartą sveikiname Felicijos Bortkevičienės kalbos premijos laureatės ir laureatus. O dabar į sceną kviečiu sugrįžti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos chorą, kuris atliks 3 trumpas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dainas. Skambės dainų dainelė, vienam kiemelį ir daina, kurioje girdime vieną seniausių lietuvių kalbos tekstų. Siuntė mane močiutė.
Romualdui Gražiniui. Artėja prie pabaigos permainingi 2024-ieji. Be viso kito šiais metais minėjome labai gražią datą, kai dainų šventė šimtmetį ir šiam šimtmečiui ir bus skiriama kalbos vakaro meninė dalis. Norėsiu pakviesti aktorius Rimantą Valdzevičių ir Jūratę Vilūnaitę, kurie primins įdomiausius ir svarbiausius dainų švenčių istorijos faktus, kuriuos lydės muzika. Lietuviškoji dainų švenčių tradicija kilo iš XIX amžiaus viduryje rengtų bažnytinių chorų sąjūdžių. Šis sąjūdis buvo paplitęs protestantiškuose kraštuose. Mažoje Lietuvoje Vydūnas ėmėsi iniciatyvos rengti bažnytinių chorų vakarus, vadintus dainų šventėmis. Šią tradiciją perėmė ir katalikiška Lietuva. Visgi pirmoji dainų šventė, kukliai pavadinta Dainų diena, įvyko tik 1924 metais Kaune, parodų aikštėje, rugpjūčio 23-25 dieną. Dainų dienoje dalyvavo net 77 mišrūs chorai, kurie atliko 36 kompozitorių kūrinius. Chorų vadovams ir choristams teko sunki užduotis. Ne tik parengti repertuarą, bet ir patiems pasirūpinti tinkamą šventinę tautinę aprangą, prasimaitinimu Kaune ir panašiai. Tai reikalavo ne tik entuziazmo, bet ir nemažų asmeninių lėšų. Kaunas taip pat rengėsi dainų šventei, buvo puošiamos gatvės, organizuojamos tautinio meno parodos, miestiečiai buvo kviečiami apnakvindinti dainų dienos dalyvius. Į Kauną susirinko beveik 5,25 dainininkų, o jų klausė 10 000 žiūrovų. Šventę atidarė Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis, o visus sujaudino daugiatūkstantinės minios atlikta Vinco Kudirkos tautiška giesmė. Pirmoji dainų šventė, tuomet vadinta Dainų diena, nepaisant jai besibaigiant užplūdusio lietaus, turėjo didžiulį pasisekimą. Tarpukariu įvyko 3 dainų šventės. Jau minėtoji Dainų diena 1924 metais, o taip pat Dainų šventės 1928 ir 1930 metais. 1928 metų Dainų šventė buvo skirta Lietuvos nepriklausomybės 10-mečiui paminėti, o trečioji, surengta 1930, buvo skirta 500-osioms Vytauto didžiojo mirties metinėms. Kviečiame Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos chorą atlikti vadovo ir dirigento Romualdo Gražinio kūrinį Sutartinė. Šiame kūrinyje kompozitorius įpynė lotynišką frazę. Concordia res parve crescunt, discordia maximae delebuntur. Išvertus, sutarimas mažus dalykus užaugina, o nesutarimas didelius sugriauna. Šiandien šį kūrinį dedikuojame klasikinių kalbų specialistei Felicijos Bortkevičienės kalbos premijos laureatei Audroniai Kučinskienei. Amen.
pasaulinio karo, sovietinės okupacijos metais, dainų šventės imtos naudoti kaip sovietinio gyvenimo propagandos įrankis. Tačiau kartu išlaikė ir tautos susitelkimo galimybę. Jos buvo tarsi pelenai, giliai savyje slepiantys laisvės žarijas. Pirmoji jau sovietinė dainų šventė įvyko 1946 m. Liepos 21 d. Vilniuje, tuometiniame Spartako stadione. Jos turiniu rūpinosi partiniai organai, rengė okupacinė administracija. Įdomu, kad tarp kitų dainų jų skambėjo 21. Buvo atlikta ir Vinco Kudirkos tautiška giesmė. Matyt, tai buvo jau paskutinis kartas, nes paskui ilgus metus už tautišką giesmę grėsė ne tik drausminės nuobaudos, bet net įkalinimas ar tremtis. Vis dėlto pirmoji sovietinė dainų šventė pasisekė ir todėl nuspręsta dainų šventes rengti periodiškai. Nuo 1950 metų kas 5 metai, o pavadintos jos respublikinėmis dainų šventėmis. Karas ir okupacija išblaškė lietuvius po įvairiausius kraštus, o dainos švenčių tradicija keliavo kartu su lietuviais. 1946 metais surengta ne tik sovietinė dainų šventė. Tais pačiais metais lietuvių pabėgėliai suorganizavo dainų šventę Vokietijoje, Würzburgo mieste. Dainų šventės imtos organizuoti daugelyje lietuvių išeivių bendruomenių – Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje, Australijoje. Sunku patikėti, tačiau 1953 metais dainų šventę suorganizavo net atšiauriajame Sibire atsidūrę Igarkos tremtiniai. 1952 metais lietuviai tremtiniai Igarkoje organizavo chorą, o po metų, birželio mėnesį, surengė dainų šventę, kurioje atliko keletą lietuviškų dainų, pasirodė tautinių šokių šokėjai ir pučiamųjų orkestras. Na, o dabar Čiurlionio menų mokyklos choras atliks 2 Broniaus Kutavičiaus dainas – Tėviškės papartis pagal Sigito Gedos eiles ir Idilė pagal Antano Strazdo eilėraštį. Maestro. Žmonės ėjo arti ir
Čėsai pražuvo ir pirmoji dainų šventė įvykusi nepriklausomoje Lietuvoje 1990 metais buvo rengta ekonominės blokados sąlygomis, tačiau ją lydėjo entuziazmas, užsidegimas, energija ir atkovotos laisvės džiaugsmas. Deja, dėl sudėtingos politinės padėties ir Maskvos blokados uždarytų valstybės sienų į šventę sunkiai galėjo atvykti užsienio lietuviai. Tačiau jau 1994 metais, po 4 metų, vėl surengta šventė tapo pasaulio lietuvių dainų švente. Ir dabar jau šios šventės tapo nepertraukiamai rengiamos iki šiol. Nuo 2003 metų visų dainų švenčių meninės programas sieja bendra tema, o Lietuvos Respublikos Seimas 2007 metais priėmė dainų švenčių tradicijos įstatymą, užtikrinantį valstybinę paramą ir tradicijos tęstinumą. Taip pat UNESCO 2003 metų lapkričio 17 dieną Lietuvos dainų ir šokių švenčių tradiciją ir simboliką paskelbė žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevru. O nuo 2008 dainų ir šokių šventės įrašytos į reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Dainų šventės neatsiejamos nuo svarbiausių šalies sukakčių – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750-mečio, Lietuvos vardo 1000-mečio, valstybės atkūrimo 100-mečio, o kiekvienos dainų šventės kulminacija tampa per visą pasaulį, nuvilnijanti ir kartu atliekama tautiškoji giesmė. Dainų šventės tradicija gyvuoja ir gyvuos ne tik todėl, kad yra ginama įstatymų ir įtraukta į garbius saugotinų vertybių sąrašus, bet ir todėl, kad ji gyva mūsų širdise. Kviečiame pasiklausyti Romualdo Gražinio aranžuotos dainos iš Liudviko Rėzos rinkinio Vai ūžia gaudžia. Atlieka Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos choras. Diriguoja choro vadovas Romualdas Gražinis. Shall
choras atliko choro vadovo ir dirigento Romualdo Gražinio aranžuotą dainą iš Litų poezijos rinkinio Vai ūžia, gaudžia. Bet kadangi mes šiame vakare prisimename ir dainų šventės šimtmetį, o dainų šventė yra tokia šventė, kurios metu dainuoja visi, todėl paprašysime mūsų šaunių choristų dabar visiems čia esantiems išdalinti Juozo Budavičiaus dainos pagal Ksavero Sakalausko Vanagėlio žodžius Kur giria žaliuoja tekstą su natomis. Na, o jūs, gerbėmieji, būsite pakviesti prisijungti. Na ir visi turi tekstą su natomis, choras grįžta į savo vietą ir aš dabar įsivaizduoju, kad mes turėsime didžiulį jungtinį chorą. Ir gerbiamas Romualdas Gražinis tars žodį jau visam mūsų jungtiniam chorui. Ačiū, brangus jungtinį chorę. Parodykite, kiek mes natelių turim. Turėtume beveik... Wow! Gali pamojuoti, kaip paukštelė. Labai ačiū. Iš tikrųjų yra kelios chorinės dainos. Kelios chorinės giesmės, kad ir tautiška giesmė irgi yra, sakyčiau, mums chorinė giesmė. Turbūt galime kitaip žiūrėti. Yra kelios chorinės giesmės Lietuvoje, kurios turi ypatingą vertę ir keliauja iš dainų šventės į dainų šventę. Šita mano žiniomis yra atlaikiusi visų Lietuvos dainų švenčių vykusių Lietuvoje žmonių balsus, širdis ir skambėjo kiekvienoje iš jų. Tai ir pabandysim, o kadangi tai yra tokia savotiška tradicija, tarsi vis mes turėtumėm kažkam turbūt siūsti ir perduoti tai, ką mes gražaus girdim, žinom, kas mus vienija ir kas mums reikšminga, tai aš pakviesiu jauną dirigentą, ateities dirigentą Justą padiriguoti šitą kūrinėlį. Pabandykite iš nugaros pažinti jo judesius ir drąsiai ir skambiai prisijungti. Ačiū. Oh
Manau, reikia. Tai pasiklausykime, aš iš karto tada pasinaudosiu progą pristatyti, ką girdėsim. Girdėsim Laimio Vilkončiaus dainą Dėl tos dainos Justino Marcinkevičiaus tekstu.
noriu dar kartelį padėkoti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos chorui, choro meno vadovui ir dirigentui Romualdui Gražiniui, choro chormeisteriai Gitanai Trimirkaitei. Prie fortepijono šį vakar girdėjome Sigitą Gražinienę, taip pat dėkoju aktoriams Rimantui Bagdzevičiui ir Jūratei Vilūnaitei. Dar kartelį plojimai. Abejonės dar sykį norisi labai pasveikinti šio vakaro laureates, tai Vilniaus universiteto filologijos fakulteto docentę Audronę Kučinskienę bei Lituanistinių mokyklų asociaciją ir jos vadovę, kurią sveikiname šį vakarą. Na, plojimų nebus per daug. Šį vakarą ir kalbos vakaro organizatorių vardu noriu perduoti kvietimą ne išsiskirstyti ir pabendrauti neformaliai apačioje kavinėje ir aš savo ruožtu atsisveikinu linkėdama visiems gražaus, jaukaus, taikaus švenčių laukimo. Iki.